Kągi, pabandysim sutvarkyti jūsų meniu. Ir kad būtų ateičiai, jeigu vis tik reikės, padarysim šitą video. Keliaujame į meniu. Taip, turim vieną lentelę. Įdomus užkempėlės. Taigi visus šaltus užkandžius dabar pabandom sudėti. Šitos 3 jau turim. Juos išmetam. Vienam kaip ir nereikalingi. Kažkas persikėlė. Nu. Taigi dabar toliau. Pridedame eilutę. Vieną. Kiek mums čia reiks? 3-5 eilutės. Nu, pridėjom 5 eilutės. Ir rašom kainą. Turim 5. Silkės su grybais. Silkė. Keliaujame į naują eilutę. Tiesiog nelabai pavyktų susitvarkyti, jeigu bandyčiau tiesiog kopijuoti jūsų turimą tekstą, nes jisai jau, taip sakant, sugadintas. Tiksliau, jame yra jau per daug visokių prižymėta naujų eilučių, tarpų ir visa kito, ko iš tikrųjų nebereikia. Šitą bandau, nauja eilutė. Svogūnai. Darom juodą. Ir dar. Pažymim. Nauja eilutė. Neišeina. Pirmiausiai reikia tekstą sudėti, tada tik pažymėti, kur turėtų būti boldas, kur ne. Ausys. Sūris. Nu, o dabar, jeigu pažymim, tai galim padaryti. Nu, šalti užkandžiai jau tvarkoj. Taigi, bandom toliau tvarkyti salotas. Pridedam naują lentelę. Kiek mes čia turim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eilutės. Tai eilutės bus 6. Stulpeliai pas mus 3.
ir plotis 100%. Taip pat čia įrašom lentelę. Ok. Va. Pridėjo lentelę. Iš pradžių jisai automatiškai visus stulpelių pločius padaro vienodus. Ir čia yra viskas ok. Dabar tiesiog paimam, pradedam dėti duomenis ir jisai susitvarkys, susistumdys taip, kaip turėtų būti iš tikrųjų. Nieko čia baisaus, kad negalim koreguoti patys. Ne į tą stulpelį. Nauja eilutė. Nu va, iš karto pridėjau daugiau teksto ir jau susistumdė ir daugmaž normaliai. Toj sudėsim dar daugiau ir viskas bus iš vis gerai. 2. Ir kai redaguoja tekstą, jeigu toje vietoje neturi būti nauja eilutė, kaip pasakius, būtinai, tai nenukelinėkit patys. Palikit, leiskit svetainiai susistumdyti pačiai, nes tada jinai sudėlios pagal plotį, pagal viską, nes šiuo atveju jūsų meniu išvaizda buvo svetainiai kitokia vien todėl, kad bandėt stumdyti savarankiškai ir lygiuot kažką tais ir taip toliau. Ir tada dažniausiai negerai gaunasi. 4. 5. 6. Pikantiškas. Matot, kai sudėjom daugiau teksto, tikrai viskas susidėlioja, susistumdė ir lentelės atrodo visiškai identiškai. Taip, šitą lentelę turbūt palikau. Taip, rėmelio dydis 0. Okay. Morkos. Nu. Ir sudėliojom dar vieną lentelę. Paimam, ištrinam viską. Ui, per daug. Sriubos nukeliavo per daug. Kodėl aš šitą? Gerai. Įdedam vėl naują lentelę, kiek mes tų sriubų turim. Turim 4 sriubas. 4 eilutės, 3 stulpeliai. 0. 100%. Stilių klasė lentelė. Ok. Ir vėl turim tiesiog 1.
Pinas sriuba. Taip, kainos. Ir numeriukai. Nu, štai turim dar vieną lentelę. Ir taip sutvarkysim viską.